Žmonės susitvarkę buitį keliuose namuose, kurie vienas prie kito, labai pradeda reikalauti vis didesnių, sakykime, galimybių praplėsti savo gerbuvį, lauką, požemį, kiemus ir panašiai, ir į mus kreipiasi su šita pagalba. Tai ką sako? Tai sako, iš tiesų daugiabutyje įvestas naujas gyvenimo būdas, standartas tiesiog, jisai žmogaus poreikius praplečia, humanizuoja. Reikia aplinką susitvarkyti. Ir kaip tai padaryti? Aš manau, kad ta diskusija, kuri šiandieną jau yra ne pirma, bet ir praktinė turi, praktinių rezultatų, jinai labai svarbi. Jinai žmogui gali kiemo žmogui arba tai bendrijai, bendruomeniai padėti, konsultuoti, susiorientuoti, ko reikia. Tai mes esame, vėlgi grįžtų, viena tik tai silpna grandis arba inicijuojanti grandis, bet savo vietą ir, kaip sakysime, rolę šitame reikale žinome ir todėl palaikome. Ištisai ir pastoviai palaikome. Prieš keletą metų kai kurie, sakykime, dalykai iš tiesų atrodė gana fantastiškai mums. Ta pati, sakysime, BREEAM pastatų vertinimo sistema arba standartai, kokių būtina laikytis tvariojoj urbanistikoje. Tai praeitų metų pabaigoje jau mes turime pirmuosius rimtus akademinius darbus, daktaro disertaciją šiuo klausimu. Labai praktiška. Manau, kad kolegė, kurie apsigynė nekilnojamo turto ir statybos ekonomikos katedroje, šitą dabar turi didelės perspektyvas, sakykime, tą darbą paskleisti arba perduoti tas žinias. Jisai labai praktiškas. Ir akademinis, ir praktiškas. Tai kalbos jos veiksmų reikalauja, o veiksmai duoda rezultatus. Labai dėkui, labai išsamiai.